Nu ką, sveiki, chebrytė. Atvariau pagaliau į karjerą savo tą seną apleistą, kur lieptas tačiaukas žiūrėti video. Bandys šiandien pažvejoti lyniukų, karosiukų gal kokį, nežinau. Užsidėsiu britkelnes mažą, ko ten reiks subristi kur nors. Dabar 8 valandas vakarą jau. Susiruošiu to ir einu. Dar biškį gabaliuks eiti. Privažiuoti nelabai galima čia. Pasėliai visur. Pabandysim pasėdėti, kol sutems, matysim, kas čia gal. Kol apkuisiu, niek neturiu. Nu ką, vyrinsim. Visiems ne švino, ne uodegos. Nu va, mes jau vietoj. Tuoj pakuoju meškeres. Užmetu. Parodysiu, kokį pašarą naudosiu šiandien. Šilta. 18,5 laipsnių meškerų rodė. Kol kas kuisiu nematyti. Uodų. Bandysiu žvejoti ant slieką ir ant sraigės. Kažkaip pas save prūdę buvo bučiukai metis. Vėžiukam norėjau vėžiukų pagauti, įdėjau sraigę. Tai linai, karoči, puolį sukapuoja vis sraigės man. Bandysiu atpjauti gabaliukai, užmesti. Na žiūrėkime, išsipakuosiu toj. Pirmą dėsiu ant slieką, antrą dėsiu ant sraigės. Na, vieną užsimečiau. Sudėlim, kaip matai. Susirišiu toj antrą. Mes antrą čia į kitą vietą, kur prasivaliau tada. Antrą meškerę dėsim ant sraigės. Pabandysim.
Reikėtų ragatkės pasidaryti jau čia. Reiks naitį įsipjauti. Pašarą darysim tokį šiandien. Vačkė. Čia kas atsimenat, ekspertas su manim žvejodavo anksčiau. Dabar jis nebedirba su manim, tai švaris kituriai. Tai tipa senoliai Jano vačkė dėdavo, juodą duoną, pačiai jaudžiausia. Aš dar dadėsiu tečiaus bliniuką. Ai, kaip skaniai kvep. Tai va, toks bus pašaras pas mus. Tuo kibirėlį viską susimaišysim. Tai kuo rūgštesnė varškė, kad bus. Duoną stoja mesim. Bliniuką biškį žinau. Eisim biškį vandens pasemti. Košelėn. Bandysim pasižiūrėti biškį. Šitaip. Nu ir ką, lauksim. Kas čia gaus. Uodų yra, bet nepuola. Kažkaip. Labai matas plūdis. Žolės atspindi. Varlės kurs, paukštelė. Varlinuot pradėjo. Arba matas.
sėdi po stogeliu savo, mėgtoj. Aš nekoks tas svars linam. Paukštelis bandė namelį skristi. Kaip liuksas, tai sėdėti tokiam nameliai, žiūrėti plūdės, kai lietutis aplinkui pliaupana. Va, lietutis biškai apsiramina, bet kažko nieks nejudina, nieks nenori. Debesiukai plauk tokie. Pašaras matas ant dugno, kiek vandos skaidė. Gydau biškai, nesimatė. Da, pasėdėsiu valandykę, įvirinsiu namiai. Manau, kad taip. Nematyt, kad vaikštų linai iš vis niekur. Ne burbuliuką nėra. Paukščiukai kažkaip. Ar čia ūdra iš kažkur atsitempė. Čia buvo ūdra atėjus. Mačiau prišikta buvo matyti. Kažkur paukščių kiaušinius rado atėjus suvalgė čia. Na, garantuotai. Dantisu. Perkasti kiaušinukai. Sėli 3. Kažkam pavogė atėjus čia suvalgė matyti. Nu, tai vagilka. Atsigersim arbatėlės. Kažkada žadėjau jums papasakoti, kaip mes skendam mariose. Nu tai vat norėčiau papasakoti dabar. Karočiui, buvom mes vidurį savaitės, aš turėjau tokį keturratį iš motociklo įžą pasidaręs, sušipavęs padangas ten galinės, reduktorių įdėjęs nuo motoroleriaus, muravėjus toks anksčiau buvo. Čia buvo prieš 20 kažkur 3, gal 4 metus. Nu ir ką, buvom vidurį savaitės su draugeliu, karočiui, tais laikais galėjai iššauti Rusiją, dar ant marių pažvejoti ten. Tai karočiui visą dieną prasiplakėm mes po tos marės ten. И varom, nu čia jau nuo Venčrago iki 20, 22, gal 3 kilometrai, nežinau, panašiai ten. Į Rusiją jau važiavę. Ten iki pasieniaus apie 11 kilometrų, tai va, dar apie 10 kilų į vidų buvom į Rusiją įmoję. Nu ir karočiui žiūrim, javas tol su lopšeliu privažiavom, rusai žvejoj. Tokius neblogus ešerius. Nu, gal ištraukėm ten po kokius 10 ešerių. Jau vakarėje mes susipakavom ir išvarėm namiai. Jau buvom pavasariaus labai arti. Nu į karočiui savaitgalį 3 jau susiruošėm į Venčragą su tomuotu, sėdam, karočiui pjaunam, ieškom karočiui tos vietas, nu niekaip nerandam. Ne. Nu į karočiui jau nusivylėm, karočiui grįžtam atgal, žiūriu, mano motociklo dar tokia buvo kaip sniega gabalai likę, žiūriu, man motociklo vėžės pravažiuotas, apsisukom mes į tos vėžės. Karočiui atradom tą vietą, gal kokie
2 valandą buvo. Nu ir karoči, tik įmerkėm ant velnių, iš pradžių žvejojomės ten. Aš turėjau 3 jaučių velnius gal. Karoči, kai pradėjom vanuoti tos ešerius, ištraukė gal kokį 50 tų ešerių pukštą velniam. Nu, nukramta tą žilką, nudaužina. Suvariau visus tos velnius, karoči, užsidėjau blizgelį. Blizgelį tokius, nu, patys lietodavomės su tokiais 2 kabliais. Tik leidė į vidų, karoči, po 2 net ešerius išėkitės ant to. Nu, karoči, hebrai sakau, davai pakojomis vyniojomis, sakau, vyrinam numi. Nu, atėjo tokie azartai, jie, karoči. Karoči, žvejojom, pradėjo tempti. Reik varyti numi, įda jungiklį suged, šviesas dingo motociklė, karoči. Nu, į ką, sėdam, varom. Aš pagavau 213 ešerių, bet tokie gražiai ešeriai, 700 gramų, pusę kilogramų. Susidėjau celofaninį tokį didelį maišą storą, ant rogių padėjau, draugelis vienas ant rogių, mes dviesi ant tokia turačių, karoči. Nu, varom, per tokius tarosus peršokom, karoči, atsirištas mano maišas, pabyro ešeriai. Sustojom, susidėjom tos ešerius, da taip 3 visi pasėdėjom, aptariam. Mums reikėjo įventi ragą, o mes pažiūrėjom, buvo švyturis pervalka ten ar preilą, neatsimenu, kur tas švyturis ten stovi. Nu, į karoči, varėm, ir su visų mocu, karoči, ir lūžom, karoči, visi 3 plaukėm, tu eketį. Aš turėjau tokį neperšlampam kostiumą užsidėjęs, tai staigiai išlipau, atsistojau, vėl lūžau, karoči, vėl išlipau. Tas draugelis vienas išlip atgal iš tos pusės, kur atvažiavom tokia lytis, atlūžus iki 3 metrų. Jis persikapanojo per tą lytį, nu, ant gerą ledą. Da tiem visi telefonai buvo tos noškiai 330, karoči. Nu į ką, karoči, tas vienas draugelis plaukė, batai nusmuka nam, karoči. Aš išlipau, karoči, paršliaužiau pas tą kitą draugelį. Nusimojau tą savo kostiumą, surišom į krūvą, karoči, įmetėm tam, išlūpam lauką, nu į ką, mes einam tolin, vėl į priekį ant to švyturio, karoči, tas draugelis, karoči, po kojiniam, makti vėl į lūžą. Aš vėl tus surištus drabužius anam įmečiau, ištraukiam lauk, karoči, ne, sakom, niek nebus, karoči, einam į Nidos pusę, karoči, ten, nu, visą Nidą apšviestam, gan netoli mes nugribavom biškerčiau Nidos ir paėmėm ant to preilas majaką, ant pervalkas, nepadant, ant švyturis tas. Nu, į kų, einam į tą, karoči, Nidą. Einam, draugelis vėl, vėl lūžo, karoči. Vėl ištraukėm mes, tai drabužiais ant. Daėjom, karoči, tai propiršai sižiojus, kokį 1,5 metrą, gal 2. Ėjom, tokį siauresnį vietą radom. Aš įsibėgėjau, peršokom per tą propiršą, antrą pusę lytis tokia atlūžo. Tik susilingavo. Tiem sakau, davai. Padėjau tas drabužis, karoči, surištus. Tempiau vieną, antrą persitempėm, karoči. Nu, į kų parvarėm tą Nidą. Einam į parduotuvę, prie parduotuvės moteriškas, kaip tik 10 valandą vakaras buvo. Rakint parduotuvę, karoči. Sakom, gal gali telefoną duoti kortelį, įsidėti, paskambinti namiškiam, pranešti, kad gyvi visko, nes telefonai sušlapė visiems. Moteriškas sakė, eikit, o ten policija netoli ir sakė, ten pagelbės jos. Su mūsų dar buvo pareigūns vienas toks draugelis, karoči, pažymėjimą turėjo. Nuėjom ten arbatas padarėm, karoči, policijai. Paprašėm, davežė mūsų iki keltą, ten hebrantai turėjo kažkokį draugų, suskambina. Atvažiavo prie keltą, persikėlė irgi su keltu, nes mes šlapi visi kiaurai buvom, tas be batų iš vis draugelis. Nu, tai sėdom mašiną, nuvežė mūsų į Venis ragą ir 4:30 iš ryto, karoči, pargribavom, nu, ir paskui sugalvojom išsitraukti tą mocą, karoči. Po 3 parų pasiėmėm narus, karoči, 500 litų, tada sumokėjom. Norėjo 1000, bet sakė, toks įvykis, sakė, tiek to, sakė, 500. Nu, jis su tokiu laiveliu, nelabai nori pasakoti apie tą laivelį, karoči, nuplaukėm ten, radom tą vietą, karoči. Jau nuo pat Klaipėdos, iš Klaipėdos plaukėm, iki pat mūsų motociklą, karoči, nebebuvo ledo. Nu, sakau, arčiau pavasarį buvo jau. O ten visur link Venis ragą, ten važinėjo 4 žvėjai, žvėjojo, vis normaliai buvo.
Nu, ieškojom, mes iš pradžių ieškom ant ledo. tą vietą kažkur galvojom, kad, normalus ledas, tik gal properša kokia buvo vis ir lūžom. Ir paskui tas kapitonas sakė, pasiėmėm žiūronus, aš per žiūronų žiūriu, plaukam palei tą ledą, žiūriu žaliuoj, mano kuprinė žalia buvo. Sakau, o mano kuprinė, sakau, matas paviršių plūduriuoj, priplaukam, o ten nuo motociklo baks, karočią, nepritvirtins, būdavo toks ant įžaus, įsidėdavo ant tokio ausų, čia galėdavo prisukti, bet aš nesukdavau, ten šlangelį buvo uždėta viskas. Nu, į karočią, kas čia dabar? Bangas iš palieptai. Nu, į karočią, ištraukiam tą mocą. Tie narai panėri, sakė, ešeriai dar leisgyviai stol, sakė, prie tų motociklų. Man tas maišas suplyšas tais ešeriais. Dar turėjau į kuprinį tų ešerių prisikyšęs ir kibirį ant vairą kabėjai, tų ešerių pridėta, karočią. Nu, tais laikais ten nieks nežiūrėjo, pofik visiems buvo. Nu, ir parsivežėm tą motociklą, pastatėm, karočią, prastovėjo iki pusę metų. Nuvažiavom, žvakę išsukom, brum. Jau parsivežė, ten biškai prabirbino man, tą vandenį išpumpavom iš tų cilindrų viską. Nu, užsikūrė, kontaktus pravalėm, iš Planeta 5 buvo toks motociklas, iš to buvo padaręs vieną cilindrą, tai neblogi varikliai buvo. Tai va tokia istorija mums nutiko. Tai va, buvau dar vieną kartą skendęs, tą istoriją papasakosiu kitą kartą, kai susirinksim daugiau žiūrovų. Ten turiu netgi video kažkokį, man atrodo, iš tas. Na tai va taip va, hebrytė. Buvau patraikęs žvejys. O kas čia bangavo man po liepkelį. Išplauk. Kažkas buvo prieėjęs ten prie man plūdės ant tai burbulų pilna. Praėjo tokia driūzė. Gal buvo lynis prieėjęs. Matus va, kiek burbulų. Ten prie kampo vėl priburbuliavo pilna. Špukai. Pradėjo vaikščioti biškilinai. Reik tą mešką ir persimest ten šalia tuos. Žolės užsikabino dar. Buvau prieš dvi dienas atvažiavęs, ten dar biškį pragrėbiau.
Pradėjo biški žuvis vaikščioti, kai priburbulialant. Matyt, lynai knys. Kažkas varinėjo. Vėl šalia mano plūdės. Burbulai kyla. Mažut. Pradėjo vaikščioti biškį. Nu, lauksim, matysim. Pradėjo biškį vėsokai jau darytis, reiks striukę dėtis. Bent jau kažkas įdomu darosi. Einam, pažiūrėsim ten irgi buvo biškį pašėręs. Pažiūrėsim į burbulų kokinį. Čia kažkaip kokį 15 minučių paburbuliavo ten ir nutilo. Nebeniek. Kažkaip bebrai nelend, išlindant, tai po burbulų pilnu. Pliaušk kažkur. Tai va, burbulų pilnu plaukia. O čia dabar pašėręs. Čia vanda dumblins, bebrai plaukiai. Su dumblin. Bebras kažkur griauž pagaliuką. Girdas. Ten vėl priburbuliavo. Jau tams. Gedutė gedui. Pupoj. Bet nieko. Vaikšto, bet nežinau. Nu, karoči, nieko. Jau temsta nelabai plūdas bematyti. Kažkiek damatys, da pasėdėsiu kelias minutės. Buvau nuėjęs vėl ten, kur tas bebras plaukia, kitoj pusėje ten priburbuliuota irgi pilna. Nelabai suprantu. Nu ką, hebryt pakojas. Nebesimato plūdžių jau. Man namelis. Ką, visiems iki, visiems ne žvyno, ne uodegos. Iki sekančių susitikimų.